Gilų Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Kultūros nėra be šventumo. Tuos karus kažkada žmonės vadino religiniais karais. Religijos vienos su kitomis kovojo dėl tam tikrų religinių vertybių. Dabar tie karai labai aršūs yra kultūriniai karai. Jeigu reikėtų šalį ginti, tai mes ginsime ne tik save pačius, ne tik savo turtą, savo investicijas arba savo pačių kailį, bet mes tą projektą, kartu projektą ginsime. Labiau pykstėsi draugai, kurie dėl esminių dalykų sutarė, bet nesutarė dėl detalių, negu priešai, kurie iš esmės nesutarė. Tai žodis dialogos yra žodis, kuris įveikia mus skiriantį tarpą, įveikia tą atstumą, kuris mus skiria. Marija Gimbutienė mums pasako, parodo, kad kultūra nėra tik renginiai, tai yra mūsų dvasios purenimas, rūpestis savimi, savo sielą, savo brangiais žmonėmis, valstybė ir viskuo, kas mums yra svarbu. Taigi būtent ta kultūra, kuris suvienyje skirtingas kartas, yra tai iš tiesų tikroji kultūra. I don't know any university where it was required, for instance, for archaeology students to study mythology or folklore or history of religions. And that is felt, see, practically in all works that appear in archaeology. The main interest is economy and very little more. Religion was outside of interest. That was separate. Then again, there was for a certain time said we have to research garbage pits and not reconstruct temples. Certain direction of research where you had to reconstruct the economic life, but not the spirituality of the period. It was totally divided. Now is becoming known. So this is just the beginning. And after some time, some archaeologists will use it. And I think that many will turn the direction toward the spirituality, toward the connection of archaeological evidence with mythological evidence and the continuity in historical times and up to present folklore. That is, to me, very important. Without understanding European history, European culture in general, European mythologies, European folklore, you cannot really decipher certain things what you find in digging. You have to be widely interested, and not only in geology, mathematics, and statistics, and other things. So you have to know the spirituality of culture. Senosios Europos kultūra, kur yra gyvas ryšys su tuo, kas nėra žmogus, ryšys su kitom gamtiniam būtybėm, su tais gamtiškaisiais gaivalais. Tam tikra prasme tai yra ryšys ir su mūsų protėvių dvasiomis, su mūsų protėvių dvasinė esme, kad ir kaip besuprastume, nes mes galime įsivaizduoti protėvių dvasias, sielas, priklausomai nuo to, kokie konkretūs mūsų religiniai vaizdiniai. Tačiau reikėtų galbūt taip abstrakčiau pasižiūrėti, kad tai yra tiesiog įsiklausimas į tai, ką mūsų protėviai galėtų mums pasakyti. Tiesiog būti dėmesingi tam aidui mūsų pačių sieloje, kai mes gręžiamės į
tas praeitas kartas. Ir bendruomenė, kuri kalbasi su savo protėviais mintyse, yra iš tiesų tvaresnė. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie būtinybę ginti Lietuvą, jos politikos pasiekimus, kultūros pasiekimus, apskritai visuomeninius pasiekimus, tai labai svarbu suprasti, kad mes tęsime ankstesnių kartų projektą, ankstesnių mūsų įkvėpusių žmonių, kurie pirmieji kūrė pirmasias kultūros vertes, tas vertes, kurios mums svarbios, kurios yra išbandytos laiko ir kurias mes toliau plėtojame. Ir tada suprantame, kad jeigu reikėtų šalį ginti, tai mes ginsime ne tik save pačius, ne tik savo turtą, savo investicijas arba savo pačių kailį, bet mes tą projektą, kartų projektą ginsime. Taigi būtent ta kultūra, kuris suvienyje skirtingas kartas, yra tai iš tiesų tikroji kultūra. Archaeological record shows that the most ancient religion of humankind was goddess religion. I'm sorry to tell that we do not find father image in very early prehistory. And why? I think it's quite natural that the earliest society was a matrilineal, mother's society and not patrilinear. Ir kažkada netgi senosios kultūros turėjo protėvių kultą, protėviai buvo garbinami kaip dievai. Tai be abejo, aš čia nerekomenduoju protėvių garbinti, bet svarbu suprasti, kad mūsų tėvų, protėvių, prosenelių mąstyme, viskame, ką jie vertingo sukūrė, yra kažkas šventa. Tai kultūros nėra be šventumo. Ir dažnai patį šventumą mes irgi suprantame labai primityviai, arba tik ritualo prasme, arba tam tikros religinės sąmonės, kuri dažnai irgi yra nusivadėjusi, tokia labai sustingusi prasme. Tai labai svarbu, kad mes grįžtume prie to autentiško sakralumo pajautimo, ir Marija Gimbutienė kaip tik savo darbuose apie tai kalba, ir netgi tuose nuostabiuose dokumentiniuose filmuose, kur jie yra nufilmuota, jinai daug apie tai kalba. Tai reikia grįžti prie to tokio sakralesnio, šventesnio žmogaus požiūrio į save patį, savęs aišku nesudievinant, bet suvokiant, kad mumise yra tam tikra dieviškoji kibirkštis, kad mūsų būtis nėra, ir jo labiau būtis nėra tik tai profaniška, kad mes esame kažko didesnio dalis. Ir galbūt mes to dar iki galo nesuprantame, nes mūsų akiratis yra siauras, mes matome tik tai savo gyvenimo kontekste. Bet jeigu žinosime bent abstrakčiai, kad esame didesnio projekto dalis, tai mus labai įkvėps ir labai konsoliduos mus. As Thomas Berry says, we have to reinvent the human species or perish. We must re-examine history and start putting back some parts that we have left out, namely the earth, the body, the feminine, and the unconscious. Taip pat kultūra yra tai, kas vienyje ne tik protėvius su dabar gyvenančiais, vienyje skirtingas kartas, skirtingų kartų žmonės, bet vienyje tos pačios kartos žmonės, tuos, kurie esame bendrijos nariai, politinės, kultūrinės, religinės ar kitokios bendrijos nariai, kad mes esame bendruomenė, mes turime kažką bendrą, kažką, kas mus sieja. Nes kultūra kalba
ir apie galimybę kurti naujas vertės, ir mes kalbame apie kultūrinės inovacijas, ir dabar kultūrinių industrijų yra labai madinga savoka, bet ji šiek tiek yra toksiška, nes į pačią kultūrą kviečia suvokti tarsi kažkokią gamybą, tarsi kažkokią technologiją, ir tai nėra adekvatu. Kultūra auga veikiau kaip medis, o ne kaip agregatas, kaip mašina yra kuriama. Na, bet jau tiek to, tegul tas terminas tebūnės vartojamas. Tai labai svarbu suprasti, kad ne tik inovacijos yra svarbios, bet ir tai, kas nusistovi kaip laiko išbandytos vertės. Ir būtent jos mūsų jungia. Ir ypač dabar, kai žmonės labai susipriešinę, kai jie kariauja kultūros karus, vėlgi tie karai patys baisiausi, patys intensyviausi yra kultūros karai. Tuos karus kažkada žmonės vadino religiniais karais. Ir religijos vienos su kitomis kovojo dėl tam tikrų religinių vertybių. Dabar tie karai labai aršūs yra kultūriniai karai. Bet būtent pati kultūra gali mus išgydyti nuo to, kas yra neadekvatu, toksiška tuose kultūros karuose. Nes kadangi kultūra yra bendruomenė jungiantis bendrasis pamatas, bendrasis verčių pamatas, tų verčių, kurios ateina iš labai senų laikų. Jeigu tik mes jas pamatome, tai būtent tas bendrasis pamatas formuoja tai, kas yra stabilu mūsų gyvenime. Čia galbūt būtų graži metafora burlaivio, kuris viena vertus turi burę, kuri laivą varo į priekį. Oras dvelkia į burę ir laivas plaukia į priekį. Bet jeigu laivas nebūtų gerai pakrautas, jeigu jis neturėtų tos masės, tos stabilumo, kuris laivui neleidžia apsiversti ant šono, tai iš to plaukimo nebūtų naudos. Po pirmo vėjo gūsio tas laivas nuvirstų. Tai šita metafora labai gerai atskleidžia kultūros esmę. Vėlgi tą ir dinamiškumo potencialą kultūroje, ir tą statinį arba išlaikymo ir saugojimo potencialą. Ir kai kalbame apie bendruomenę, tai bendruomenė vienyje tai, dėl ko bendruomenė sutarė. Tai tas stabilumą užtikrinantis krovinys laivo triume. Ta laivo masė, kuri neleidžia burlaiviui virsti ant šono. Ir dažniausiai, kadangi žmogus yra tokia būtybė, kuri kreipia dėmesį į detalės. Ir tai yra labai svarbu, nes mes nieko negalėtume neveikti, nekurti, jeigu nebūtume atidūs detalėms. Tačiau tas atidumas detalėms kartais pavirsta pedantiškumu, tokiu blogu įpročiu, kuris mums pradeda kenkti. Nes mes matome vieni kitų mąstyme, pažiūrose, matome labiau tai, kas mus skiria, negu tai, kas mus jungia. Nes mes būtent pastebime tas detalės. Ir dažnai labiau pykstasi draugai, kurie dėl esminių dalykų sutarė, bet nesutarė dėl detalių, negu priešai, kurie iš esmės nesutarė. Nes tarp draugų didžiausi ginčiai ir šeimoje tie didžiausi ginčiai būna. Ir mes turime net tą romėnų poeto Ovidijaus pasakymą odi et amo. Nekenčiu ir myliu. Kaip sakome, meilė ir neapykanta tas pats jausmas. Tai mes šitą turėtume suprasti, reflektuoti tą dialektiką ir meilės ir neapykantos mūsų elgesyje vienus su kitais. Ir kultūra kaip tik leidžia suvokti tai, kas mus gali labai smarkiai skirti ir tapti tai išcentrinė jėga, kuri pačią visuomenę išcentruoja. Tai štai dėl to kultūra kaip tik viena vertus skiria vieną grupę nuo kitos, ir tai buvo nuo seniausių laikų. Pavyzdžiui, paleolito laikais mokslininkai jau mato, kad viena žmonių grupė, tų pačių senojo akmens amžiaus medžiotojų, vieną kultūrą kultivavo, o kitą. Netgi meniniai stiliai skiriasi priklausomai nuo to, kuriame urve tie
tie piešiniai yra padaryti. Tai pagrindas skirtumų jau labai senas, eina nuo akmens amžiaus. Ir iš tiesų taip yra dėl to, kad per tuos kultūrinius skirtumus grupės jos skiriasi viena nuo kitos ir identifikuoja save tokiu būdu ir savo tapatybę kultūrinę steigia ir pozityviai, ir negatyviai. Pozityviai būtent tuo požiūriu, kaip supranta tai, kas yra svarbu jų gyvenime ir tai, ką jie laiko prasmingais dalykais. Tai pozityviai apibrėžia, bet negatyviai apibrėžia per tas vertybės, kurių nepripažįsta, per kažką, kas tą grupę skiria nuo kitos grupės. Ir labai ydinga, kai tie kultūriniai karai kovojami tik dėl to, kad tapatybės apibrėžiamos negatyviai, kai nėra to pozityvaus elemento apibrėžiant tapatybę ir suvokiant kultūrą. Tai mano mintis būtų tokia, kad senosios Europos kultūra, kuri buvo labai taikinga, rami, ji labai gerai išreiškia pačią tą kultūros kaip stabilizuojančios, ne tik kaip gebančios mus skirti nedidelių skirtumų pagrindų, bet ir kažkas, kas didelių panašumų, svarių panašumų pagrindų gali mus jungti. Tai mes suprasdami, kad tie dalykai, kurie mus jungia, yra didesni dalykai negu tie, kurie mus skiria. Mes iš tiesų galėtume išvengti daugelio įtampų, tai neretušuodami tų skirtumų, neignoruodami ir bandydami juos įveikti, bet suprasdami, kiek mes turime būti aršūs ar agresyvūs atžvilgiu tų, su kuriais kovojame, nes atžvilgiu tų, kurie beveik visais atžvilgiais su mumis sutarė ir tik nedidelių nuošimčių dalykų nesutarė, mes elgsimės vienaip negu su tais, su kuriais nesutarsime 100 nuošimčių ar 90 nuošimčių. Tai štai kultūra leidžia mums suvokti savo vertybės ir atsiskirti nuo kitų, kurių vertybės yra kitokios, bet kartu leidžia plėtoti dialogą. Pats žodis dialogas yra graikiškos kilmės ir jis nekalba apie pokalbį tarp dviejų, kaip dažnai manome, nes aš iš savo studentų dažnai klausiu, ką reiškia dialogas. Jie pasako, tai yra pokalbis tarp dviejų. Ir štai sako, polilogas tai yra pokalbis tarp daugelio, daugelis kalba ir susikalba, o dialogas pokalbis tarp dviejų, tai iš tiesų ne. Nes tas graikiškas žodis dialogos yra žodis, kuris įveikia mus skiriantį tarpą, įveikia tą atstumą, kuris mus skiria. Tas priešdėlis dia, kuris gali būti ir kaip prielinksnis naudojamas, tai čia atitiktų lietuvišką per, kai mes sakome, bet eina per lauką. Tai kaip ir apskritimo diametras, tai yra skersmuo, skersai per tą visą ilgį, nuo vieno taško iki kito, tai dialogo aplinkoje žodis įveikia tarpą skiriantį vieną žmogų nuo kito ir tokiu būdu mes susikalbame. Ir iš esmės apie tai kalba ne tik graikų kalba, ne tik graikų kalbos etimologija, bet pati kultūros esmė yra dialogiška, nes kultūra yra ta sutarimo erdvė, nes mes galime purenti taip pat ir savo, ne tik žemę ir ne tik savo pačių sielą, bet ir santykius tarp žmonių mes galime purenti. Ir jeigu mes elgiamės kaip agresyvūs nomadai, tie, kurie ant žirgų joja ir užkariauja, tai mes vienaip elgsimės, bet jeigu elgsimės dialogiškai, mes visiškai kitaip suprasime kitą žmogų ir atrasime kitame žmoguje save patį ir leisime jam išvelgti kažką, kas mus jungia. Tai kultūra ne tik skiria, brėždama ribas tarp skirtingų tapatybių,
bet taip pat ir jungia to fundamentalaus bendresnio pagrindo atžvilgiu, jungia skirtingų grupių žmonės. Tai čia kaip tik ta labai svarbi pamoka, kuri irgi ateina iš tokio filosofinio kultūros apmąstymo, bet taip pat ir iš tų senosios Europos rekonstrukcijų, kurias mes matome. The goddess in all her manifestations was a symbol of the unity of all life in nature and the whole universe. Her power was in water and stone, in moon, sun and fire, in animals and birds, snakes and fish, in hills, trees and flowers, in bees and butterflies. Hence the holistic perception of the sacredness and mystery of all there is on earth. She is nature. She is nature itself. Nature which creates, which is seasonal, which is rhythmical, associated with moon phases. And the goddess, mostly what we see is the spring goddess, the summer goddess, the fall goddess, the winter goddess. So she is a seasonal goddess, and she is also Earth herself. And, well, her powers are everywhere, in plants and in stones and in hills and in grass and in flowers, wherever she is there. Štai dar kalbant apie Marijos Gimbutienės archeomitologinės rekonstrukcijas, labai gražiai matyti tas persismelkimas skirtingų dalykų, skirtingų elementų, kuriuos mes dažnai esame įpratę matyti labai vienpusiškai, labai grynai arba labai griežtai, tai poliariškai. Šiaip operavimas poliarinėmis opozicijomis yra būdingas mitiniai sąmonė. Apskritai, čia visų religijų, visų mitologijų duomenys rodo. Tai yra labai archaiškas mąstymo būdas. Ir toks būdas, aišku, buvo būdingas ir senai Europai. Bet kita vertus, senojoje Europoje mes matome tokį labai įdomų reiškinį, kai vienas polius matomas pro kito poliaus prizmę, pro kito poliaus perspektyvą. Pavyzdžiui, pro moteriškumo prizmę matomas vyriškumas ir atvirkščiai. Ir tos įvairios figūrėlės, statulėlės, kurias Marija Gimbutienė aprašo savo darbuose, jos yra labai įdomios to požiūriu, kad dažniausiai moteriški elementai dominuoja, bet tam tikrų aspektų, tam tikrų būdų, kartais labai neįprastai, labai žaismingai, kažkokiame antrame plane pasirodo ir ta vyriška kažkokia simbolika ar kažkokie vyriški aspektai. Kitaip tariant, tai yra ta visuminė žmogiškoji būtybė, kurioje galbūt ta moteriškoji dalis labiau matoma, bet yra ir ta vyriškoji dalis. Ir lygiai taip pat ir apie vyrus galima pasakyti. Taigi, ta civilizacija mus moko ne tik atlikti kažkokias pamatinės skirtis, pavyzdžiui, atskirti moteris nuo vyrų ar vyrus nuo moterų. Ir pastebėjus, kad moterys buvo išnaudojamos ilgą laiką ir iš tiesų tai buvo, vėlgi pradėti vyriškai elgtis su tais buvusiais išnaudotojais, su vyrais, vėlgi vyriškai agresyviai pradėti elgtis. Tai būtent senoji Europa moko to taikingumo, kad mes atstatydami tą kultūrinį lygmenį, labai aukštą lygmenį, kurį kažkada turėjome ir kurį praradome, mes nesielgsime tiesiog inversiškai, kaip postmodernūs filosofai kalba apie hierarchijų apvertimą. Maždaug mes turėjome patriarchatą, dabar apversime ir dabar tas matriarchatas bus tiek pat represyvus, pavyzdžiui, vyrų atžvilgių kaip matriarchatas. Tai Marija Gimbutienė apie tai nekalba. Jis visų pirma nekalba apie tai, kad mes turėtume akmens amžiaus kultūros formas perkelti į mūsų dienų gyvenimą. Nes dažnai kartais ir ypač kultūros žmonės, kurie susižavi tik tai išorinę formą, dažnai
mano, kad tais laikais tai buvo kažkokia, tam tikrą prasme buvo, bet tik iš dalies. Tik tų laikų žmonėms, būtent akmens amžius, rojus. Ir dabar mums tiesiog reikia grįžti į rojų ir tiesiog nukopijuoti tobulai. Tai iš tiesų ne, bet kaip tik mums reikia įsimastyti, kas čia yra giliau. Ir dėl to filosofo darbas čia iš tiesų padeda. Be abejo, ne tik filosofo, bet mums reikia kažkaip giliau pasižiūrėti į tai, kas tenai vertinga. Ir surasti tą potencialą, kuris yra prarastas ir prarastas ne tik tam tikros kultūrinės formos praradimo prasme, bet kažkokio tokio algoritminio elgesio ar archetipinio algoritminio elgesio prasme. Nes mes pakeitę vieną formą kitą, nepakeitę algoritmo, išliksime to patriarchalinio agresyvumo zonoje, net jeigu mes vėl grįšime į matriarchatą. Tai dėl to labai labai svarbu persimti tuo gilesniu senosios Europos mąstymu. Ir tas mąstymas jau negali būti, jis nėra savaiminė duotybė. Mes irgi turime kažkaip per tam tikrą prizmę perleisti tas kultūrinės reikšmės, tuos simbolius, kad iš tiesų kalbėtų ta senoji Europa gyvai, kad ji nebūtų tik nukopijuota. Ir čia, kai mes žiūrėjome dokumentinį filmą, čia buvo klausimas, ar dabar mes atradę Mariją Gimbutienę, dabar nevažiuosime su ja kaip su tam tikru arkliuku ir nebandysime užkariauti pasaulį. Maždaug tas klausimas taip skambėjo. Ar nepradėsime vėlgi kovoti kultūrinių karų su kitais, ar nebandysime siūlyti Marijos Gimbutienės paveldo, jos darbų, kaip kažkokio lietuviško prekinio ženklo kitiem parduosime. Nes iš tiesų tai būtų merkantiliškas, tai būtų vėlgi patriarchalinis, technologinis požiūris. Tai iš tiesų ne. Nes mes atradę tai, kas vertinga mūsų praeityje, mes tada kviečiame vėlgi ne tik išorinių formų prasme, ne tik stilizacijų prasme, bet to gilesnio etoso, tos dvasios prasme, suvokti tą visą paveldą kaip kažką, kas privalo būti nuolat auginama, kas turi būti kultivuojama. Ir aš čia grįžtu prie to, apie ką pradžioje kalbėjau, kad tai nėra tik tai, kas mums yra vėlgi pasiūlyta, Gimbutienės ar kito mokslininko pasiūlyta, ir dabar mes turime kopijuoti ir mėgdžioti ir kitiems siūlyti. Tai turi būti kažkoks daigas dirvoje ir mes jį turime purenti šiuolaikinės kultūros, kad ir kokie neatrodytų, galbūt ir neretai toksiška ir agresyvi, kontekste šiuolaikinio žmogaus gyvenime, jam suprantamų dalykų kontekste, ir galbūt tie dalykai vėlgi yra ir iškreipti, ir neadekvatus, bet turime būtent šiais laikais šiuo metu tą senosios Europos daigą auginti, neperkelti tą medį ar krūmą, kuris jau dabar negali augti šioje dirvoje, bet suvokti, kokius augalus kitus galėtume šitoje dirvoje išauginti. Tai dėl to būtent kultūra kaip tik ir kalba apie mūsų pačių indėlį. Mes patys esame senosios Europos kūrėjai. Mūsų pačių rami lietuviška prigimtis, tas rūpintojėliškumas, gebėjimas rūpintis, tas moteriškumas net ir vyrų prigimtyje, kuris kitiem atrodo neįprastas ir įtartinas. Ir galų gale vyriškumas moterų prigimtyje, lietuvių moterų kantrybė, ryžtas. Ir ypač dabar jos iš tiesų nuostabiai tą kultūros darbą dirba ir ryžtingai tą kultūrą kuria, kartais ryžtingiau negu vyrai. Tai va štai matome, kaip gražiai visą tai mumyse veikia, kad suvoktume, jog esame tos senos tradicijos, kuri tęsiasi dalis, ne tradicijos, kuri mirė ir dabar ją reikia atgimdyti, bet yra kažkas, ką mes galime toliau tęsti. Tai štai Marija Gimbutienė mums
pasako, parodo, kad kultūra nėra tik renginiai, tai yra mūsų dvasios purenimas, rūpestis savimi, savo sielą, savo brangiai žmonėmis, valstybė ir viskuo, kas mums yra svarbu, už ką mes galime kovoti, bet ne kaip barbarai, bet kaip civilizuoti žmonės. Well, I want to say thank you to you all who are so interested in what I'm doing. This is the greatest gift, and I'm happy.